Kada nustojau aš, kada nustojai tu galvot, kad esi pats protingiausias, pati protingiausia? Mėly broliai ir seserys, šiandien Dievo žodį pradedam nuo paprasto klausimo susijusio su mūsų gyvenimo patirtim. Kada nustojau aš, kada nustojai tu galvot, kad esi pats protingiausias, pati protingiausia? O kada buvo tas lūžis ir ar įvyko tas lūžis mano ir tavo gyvenime nepriklausomai nuo mūsų amžiaus? Kada suvokiu, kad vienas iš gražiausių ir išmintingiausių žodžių, kuriuos galiu ištarti kitam žmogui, paprotink. Paprotink tai reiškia pamokyk, pasidalink, leisk man suvokti to, ko aš nesuprantu. Jėzus, pradėdamas viešą veiklą, kaip tik ir sako, tik jis vartoja tą žodį, kuris mūsuose kasdieniniai buitiniai kalboj nedažnai vartojamas – atsiverskit. Atsiversti mums labiau asocijuojasi pagal tą žodį, kad paimt kažkokią knygą. Nors tai irgi gražus įvaizdis. Atverčiu knygą ir skaitau, o ten yra kažkokių naujų gražių dalykų parašytų apie mano gyvenimą, apie pasaulį, apie daugelį kitų dalykų. Tad sakykit, mėly broliai ir seserys, ar mano ir tavo gyvenime yra tas žvilgsnis, kad einu gyvenime ir mokausi, nepriklausomai nuo to, kiek jau esam sukaupę gyvenimo patirties, ar jau, kaip sakant, atėjo senatvė į mano širdį. Vienas iš tokių gražių būdų, kaip paaiškinti, kada ateina senatvė, tai senatvė nėra tas fizinis kažkoks amžius, ar nėra kažkoks tai kūno galėjimas ar negalėjimas padaryti kažkokių dalykų. Žinoma, su amžium visi patiriam, kad atsiranda tam tikros ribos, bet vienas iš gražiausių būdų, kaip paaiškinti, yra, kad senatvė tai yra tada, kai žmogus nieko nebepriima naujo, kada jis visiškai užsidaro ir priešinasi bet kam, kada baimė iš tikrųjų kaip koks sardinis šuo pastatytas prie širdies aploja visus naujus dalykus ir niekas negali žengti. Ir toks žmogus gyvena tokioj dideliai baimiai, nežinodamas nei kaip gyventi, pykdamas ir taip toliau. Štai kodėl šiandien Dievas kiekvieno iš mūsų klausia, ar jis, Dievas, gali mus paprotinti? Ar noriu vienoje ar kitoje gyvenimo situacijoje, kai pradeda mums sunkiai sektis, arba net jeigu gerai mums sekasi, kad galėtumėm užduoti klausimą ir pasakyti, Dieve, vaikausi įvairių dalykų, ir to noriu, ir to reikia, ir tą padaryti, ir visa kita. Ir staiga suprantu, kad jėgų ir laiko, neturiu tiek, kiek reikėtų viskam išpildyti. Gal Dieve duok man tą Betliejaus žvaigždę, kuri parodytų tą kelią. Nes vaikščioti klystkeliais aš galiu, yra daug gyvenime gražių smulkmenų. Bet rūpinantis tom gražiom smulkmenom aš taip niekur ir nenueisiu. Štai kodėl šiandien Jėzus ir sako, Dievo karalystė čia pat, labai arti, tik aš galiu pražiūrėti ir jos nepamatyti. Nekartą jau kalbėjom, pradėdami, kai vaikai ir jaunuoliai pradėjo ruoštis pirmajai komunijai ir sutvirtinimo sakramentams, visada yra graži proga sugrįžti prie pagrindinių tikėjimo dalykų ir paklausti, ar tai, kas ir ko yra mokomi tie vaikai ar jaunuoliai, yra stipru mūsų kaip suaugusių žmonių tikėjime. Ir vienas iš tokių klausimų buvo, ar dėkingumas kaip toks mano ir tavo gyvenime yra stipriai išreikštas. Ir kalbėjom apie tai, kad dėkingumas tai reiškia regėjimas Dievo ir kitų žmonių gerumo. Ir tie, kas esam pasipuošę akiniai, žinom, be akinių nelabai ką matom. Ir ne tik, kad nematom, galbūt į sieną neatsitrenksim, bet jeigu reikės surasti kažkokį dalyką, nesurasim. Mums reikia akinių, kad mes matytumėm. O sakykit, mėly broliai ir seserys, kaip iš tikrųjų yra? Ar matau Dievo gerumą savo gyvenime?
Ar tu matai Dievo veikimą savo gyvenime? Ir galiausiai mes visi daugiau ar mažiau esam apsupti žmonių. Ir net jeigu jaučiamės širdį vieniši, ar matom, kodėl tas vienišumas atėjo į mūsų širdį? Kur dingo tie žmonės, kurie buvo mūsų gyvenimo kelyje? Ar jie elgėsi su manim ne taip, ar aš elgiausi su jais ne taip, kad galiausiai lieku vienas pats, tarsi galvodamas, kad nebėra gerų žmonių aplink. O jeigu iš tikrųjų ne taip yra, ir štai Dievas iš tikrųjų kviesdamas atsiversti reiškia, galėtumėm taip paprastą buitinę kalbą kalbėti, pažiūrėti tam tikrus dalykus iš visų pusių. Juk ne visada ta žvilgsnis, kuris yra mano ir tavo širdį, yra pats geriausias. Reikia imti ir pagalvoti, kaip žemaičiai sako, rek pamislyti. Tai šiandien iš tikrųjų ir galvojom, ką Dievas, kur galėtumėm atsiversti, ką Jis nori pasakyti mums konkrečiai. 2026 metais, sausio 25 dieną. Juk šiandien kaip tik ir prisimenam dar Sauliaus atsivertimo dieną, kai Dievas ypatingų įvykių, nukritus nuo arklio ir praradus regėjimą, Dievas ypatingų būdų tą krikščionių persekiotoją prakalbina sakydamas, aš esu tas, kurį tu persekioji, keisk gyvenimo kryptį. Ir po to, jau skaitydami apaštalų darbus, mes matom, kaip pasikeičia Sauliaus gyvenimas, kai jis tampa Pauliumi. Kartą vienas medis augo ant aukšto kalno. Ir vėjai visada jį vargino. Tai lapus nuplėšia, tai kokią šaką nulaužia. Ir medis visada galvojo, kad gyvenimas yra neteisingas. Kodėl jį turi varginti? Kodėl jam? Ten apačioj papėdėje esantis gyvena savo ramiai. Nei juos plėšo, nei juos lenkia prie žemės, o jam tokia dalia. Ir jis nelaimingas. Ir štai vieną dieną užeina didžiulė audra, kuri visus išverčia kitus medžius išskyrus jį. Ir staiga jis supranta, kad tas vardinimas, paprastas vėjo vardinimas, ką padarė su jo gyvenimu. Nenuvardino, bet išmokė išleisti labai gilias šaknis, kurios net audra negalėjo išrauti. O sakykit, mėly broliai ir seserys, o jeigu gyvenimo nepatogumai arba sunkumai, kuriuos aš ir tu patiria, irgi yra tokie vėjo vardinimai, kurie padeda išleisti mums šaknis, ir kas bebūtų, kiek patogu ar nepatogu būtų mano ir tavo gyvenime, padeda mums išlikti žmonėm. Kaip tada? Gal iš tikrųjų tada suvokiam ir suprantam, kad tas Dievo gerumo matymas netgi sudėtingose situacijose yra didžiulis gėris, kurio galbūt nepažįstu, jeigu noriu matyti pasaulį tik per patogumą. Ar gali būti patogiau? Taip. Bet žiūrėkit, mėly broliai ir seserys, nei jėga patogume neauga. Gi visi puikiai žinom, kad jeigu žmogus neišlips iš lovos ar tarkim tik tai vaikščios nuo šaldytuvo iki sofos ir atgal, su jo kūno jėga bus nekas, su jo sveikata bus nekas. O juk dažnai, mėly broliai ir seserys, susidurdami su įvairiais iššūkiais, giliai širdį pasakom arba pamastom, kad Dievo gerumo nėra. Ir Dievas sako, pažvelk į šitą situaciją kitaip, atsiversk, pamatyk kitaip, pažiūrėk kitaip, peržvelk gyvenimą. Neskubėk vien savo patogumo paimti kaip pagrindinį kriterijų. Dvi varlės įkrenta į pieno puodynę ir niekaip negali išlipti. Puodynės šonai yra slidus, kaip besistengtų, nukrenta. Ir viena pasiduoda ir sako, nieko nepakeisim, neverta vargti. Ir atsisakiusi kovot, ji tiesiog nuskęsta.
Antroji varlė sako, kol aš kvėpuosiu, aš kovosiu. Ir ji ritmingai, kantriai splaka rankomis ir letenomis, kol galiausiai tai darydama per eilę valandų staiga pradeda pastebėti, kad pienas tirštėja ir virsta tokiu gražiu gumulu sviesto, ant kurio užšokusi iššoka lauk. Sakykit, mėly broliai ir seserys, o gali taip nutikti, kad mano ir tavo gyvenime būtų šitoks užsispyrimas? Kas bebūtų, kas benutiktų, kiek situacija beatrodytų beviltiška, nepasiduosiu iki paskutinio atodūsio. Būsiu Dievo žmogum, ieškosiu sprendimo, darysiu, net jeigu atrodys, kad mano pastangos yra visiškai beviltiškos. Čia galima tiesiog tik prisiminti tokį linksmą ir šiek tiek su humoru nuspalvintą pavyzdį. Įsivaizduokit vaikas, kuris mokosi vaikščioti. Ir štai prabunda, tarkim, 1 metų. Ir jis turi tokį galvą, kaip mes suaugę žmonės. Ir staiga jis supranta, kad šiandien jam reikės 267 kartus pargriūti. Manot, nedingtų iš jo širdies noras mokytis vaikščioti? Žinoma, dingtų. O dabar, kai jis neišsigąsta, žiūrėkim, eina, pargriūva, jeigu skaudžiai susitrenkia, paverkia, jeigu ne, atsistoja, eina toliau. O tu, o aš, ar galim turėti tokią veržlę širdį, kuri nepasiduoda? Esam bėdoj. Atrodytų mūsų tos pastangos, kaip tos varlės mušimas rankomis ir kojomis, tarsi nieko nekeičia, bet iš tikrųjų keičia. Tik tai tiek, kad kol kas mes šitų dalykų nematom. Štai kodėl, mėly broliai ir seserys, toks svarbus yra suvokimas, kodėl Jėzaus pirmieji žodžiai, kuriuos jis sako, pradėdamas viešą mokymą, yra atsiverskite, pakeiskit mąstymą, pamatykim pasaulį kitaip. Ir kiekvienas iš mūsų šiandien ir ateinančią savaitę pastebėkim, kaip matom gyvenimą. Ar šalia esantis žmogus nėra praradęs to gražumo mūsų akise? Ar mūsų širdin nėra įlindusi koks nors nusiminimas, liūdesys, rankų nuleidimas arba susitaikinimas, kad nieko gero su mano gyvenimu nebebus? Štai kodėl šiandien ir prašom, nu Dieve, duok mums tos drąsos, kad būtume tavo mokiniai. Prisiminkim, kai Jėzus pakviečia mokinius, tai nėra ypatingiems žmonėms, tai yra kvietimas visiems pakrikštytiems, man ir tau. Juk Jėzus man ir tau sako, sek paskui mane. Amen.